visiems labas, tai yra mano naujas video. Taip, aš pagaliau pradėjau filmuoti, pagaliau grįžau ir manau reikia biškį nuimti jo, aš pagaliau grįžau iš Graikijos. Oi, atsiprašau. Ir žiūrėjau, biškį pakeičiau, kaip jūs matėte, skiną. Ir noriu pasakyti, kad vieną dalyką, kurį aš noriu jums pasakyti, kad aš į šitą akauntą greitai doneitinsiu 1000 robuxų ir premiumą. Žodžiu, bus čia premiumas ir 1000 robuxų. Pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, aš norėčiau savo ten pasikeisti skiną. Ir dar nupirkti, aš manau, kad X2 money. Manau, kad nupirksiu X2 money. Ir tada žiūrėsime, kiek liks robux ir jei liks kokių 100, tai dar galėsime pirkti dar kažką. Tai žodžiu, aš jau esu Bloxroot ir noriu jums kai ką pasakyti, kad nepamirškite, kad yra vienas dalykas, kad dar noriu pasakyti, kad jei jums reikalingas kažkoks Juventus Toilet Tower Defense, vis laik galite manęs prašyti, nes dar jau yra, jūs galite laimėti Titan Cameramaną. Upgrade Titan Cameramaną ir dar jūs galite laimėti visokius ten Legendary, bet jūs galite pas mane paprašyti Legendary, bet aš noriu iš karto pasakyti, kad kiekvieną nickname aš įsirašysiu ir kiekvienam video jūs negalėsite gauti kaip PVZ, kiekvienam video aš noriu, jūs gaunate po biškį ir visą inventarių mano gausite ir viskas. Taigi galite dar paprašyti starter packą, kur aš jums galiu duoti ir bus labai geras. Startui, bet jis bus nuo 1 iki 3 žmonių, nes kadangi pas mane nėra tiek daug subscriberių, kad daryti nuo 1 iki 5 arba nuo 1 iki 10, nes dažniausiai pusė iš jų man nerašo komentarus. Tai žodžiu, iš 3 galėsite laimėti starter packą. Ir jei ką, noriu pasakyti, kad starter pack'e bus Titan Cameramanas, upgrade Titan Cameramanas. Tai, kas norite, visąlaik tikrai bandykite, nes galite gauti. Tai, žodžiu, pirmas, nuo ko aš noriu pradėti šitą video, nepamirškite, kad šitas accountas aš atiduosiu kažkokiam mano subscriberiui, kada aš pasieksiu max levelio. Ir dar aš noriu pasakyti, kad kadangi aš jau supratau, kad man su elektriku bus sunku farmintis, aš nusprendžiau tapti fruitininku, nes su lightu bus kuo lengviau. Taigi, čia vienas dalykas, kam jis nori mane žudyti. Nežudyk, prašau tavęs, maldauju. Čia kažkaip faultim. Nelysk prie manęs. Tai žodžiu. Taigi, aš noriu pradėti nuo to, kad aš noriu tapti jau fruitininku ir noriu dar jums pasakyti, kad aš tikriausiai jau po šitos kitos lokacijos, aš pereisiu į kitą, jau mes susimatysime su jumis per 4 dienas, dėl to, kad kitas video bus per 4 dienas, nes aš varysiu antrą jūrą ir antroji jūrą aš tikriausiai darysiu laitą vidų. Maladėts. Tai žodžiu, Ir dar noriu pasakyti, aš noriu tapti fruitininku, tai čia turiu kodus, tai jei jūs norite, gali parašyti. Ir iškart sakau, kad aš juzinsiu daug kodų NXDXP. Taigi visus kodus aš užsirašysiu ir jums parašysiu per video visus kodus, kuriuos aš juzinau, kad žmogus žinotų, kuris gali šitą akauntą, kurie kodai yra jau juzinas ir kad jis žinotų, ir kad jūs žinotume kodus. Taigi, tai viskas, galime resetant status. Taip. Pirmas, ką aš noriu, tai 900 tūkstančius padariau upgrade'inti fruitą. Toliau aš noriu 100, manau,
100 kem upgrade'inti į mil, o visus kitus 82 upgrade'insiu į defense. Viskas, taigi dabar aš tapau fruitininku ir noriu kai ką pasakyti, kad per šitą akantą aš tikriausiai turėsiu dragoną, bet ne permanent. Jo, tai noriu gauti šitam akantui irgi dragoną ir nepamirškite, kad tai bus. Man čia kažkas draugas parašė, čia tas pats. Žinokite, nekreipkite šito dėmesio, nes aš buvau tiesiog parašęs ir tai va, ir pamiršau draugai nupirkti fruitą. Ko gero, tai nekreipkite dėmesio, jei man kažkas rašys, aš galiu netgi biškį čia WhatsApp'ą pakeisti į šalį ir pažiūrėti. Jo, jis man kažką parašė šito, jo, kažkokio simuliatorių, nes jis užsakė. Žodžiu, taip, ne, aš negaliu nupirkti fruitą, tai žodžiu, tada tas pats varome į lokaciją. Tai jo, kitam video mes jau susimatysime antroji jūroj. Jo, aš būsiu fruitininkas, bet jei gausiu būdą, manau, kad pereisiu į kitus. Jo, aš manau, kad pereisiu į vėl mil, jeigu man pasiseks, bet aš dar nežinau. Tai tikriausiai aš būsiu iki galo jau fruitininkas, nes noriu padaryti Light V2, o kaip veikia V2, tai jums reikės dar sužinoti. Kaip jį padaryti ir taip toliau. Viskas mes norėsim čia. Ir galime jau daryti mano pirmuosius čia questus, bet per šitą mums reikia būtinai usinti kodą ANX2XP. Tai Blocks Fruit kodai ir va. O, išėjo naujas Blocks Fruit kodas. Jo, žinokite, aš turiu programą, kur kopinu. Va, viskas. Ant 20 minučių X2XP bus. Taigi galima imti savo pirmuosius questus ir pagaliau aš galėsiu farminti su Light Fruitu. Nes jis daug damage daro. Ir tai yra geriausias fruitas ant pirmai jūrai, neskaičiuot, fermoj, jei tu užfruitinkai, neskaičiuot kitsūnį, nes kitsūnė irgi labai lengvas, bet manau, kad pirmai jūrai Lightas vis tiek bus geresnis. Biškė. O ne, jie mane nužudė. Bet žodžiu, parodysiu, kaip darau questą. Ir tada varysime, jo, tada jau baigsiu, tai tada jau susimatysime biškį vėliau. Jo, tada jau susimatysime biškį vėliau, tai žodžiu, po šito video, žinokite, būsiu jau antroje jūrai, bet aš parodysiu, kaip reikia nueiti antrą jūrą, nebijokite. Nes ten viskas angliškai, šiaip ir aš pats nesupratau, man reikėjo video, nes aš nelabai gerai moku anglų, tai žodžiu, kažkaip taip. Jo, bandysime filmuoti video, nes aš ilgai nefilmavau ir noriu nufilmuoti, kad būtų faina. Jo, ir taip pat čia nusprendžiau, aš galvoju mano original accountą donatint, bet bus taip, kad aš tiesiog tada, galim pasakyti, pro kakosio momentą padaryti taip, kad man būtų lengviau farmintis, nes man vis tiek bus faina ir žmogui. Bet aš dar galvoju dėl to, kad kažkam šitą accountą atiduosiu, ar tikrai, nes gal man nebus, bet aš manau tikrai atiduosiu. Tikrai. Jo, vienam žmogui atiduosiu šį accountą, bet jį aš jau atiduosiu tik tada, kada pas mane bus daugiau subscriberių, nes kol kas tik tais 20, o reikia daugiau, tai nepamirškite pastatyti mygtuką subscribe po mano video ir mane vėl nužudė, kaipgi faina. Kalbėjau apie subscribe ir dabar kalbu apie tai, kad mane nužudė. Nužydė. Taip, op, darome. Taip, jo. Tik, žodžiu, nepamirškite tikrai rašyti komentarus, rašyti savo manimus apie šį video. Jo, ir taigi, kažką gavau fish trail. Jo, taigi jau net pamačiau, kaip ir tai įvyko, kaip ir aš
padariau questą, tai žodžiu galima jau baiginėti šį video ir visiems atėjate, draugai, gerai, aš juokauju. Aišku, aš dabar gradinsiuos, bet be video, taigi aš dabar jungsiu mutą ir jūs manęs negirdėsite. Ir dabar nepamatysite, žodžiu, negirdėsite manęs. Taigi, ate, susimatysime, kai jau atidarysiu bossą, nes tas kitas questas bus neįdomus. Tai, ate. Viskas, draugai, jau baigėsi XP, tai noriu jau baigti, žodžiu, pažiūrėkite, kiek aš turiu steitų. Farminau per 20 minučių ir, žodžiu, viską mes dedam į mano fruitą. Taigi jo, žodžiu, farminausi ant šito pirmų NPC, nes su jais bus patogiau. Kadangi taigi va, ir dar atidariau paskutinį skillą ant laito. Taigi va, tai manau, kad kai atrakinsiu bossą, parodysiu, kaip jį jau galima bus nužudyti, nuvarysim, nupirksim fruitą ir jau baiginėsim šį video. Šis video bus nelabai įdomus, aišku. Bet šiaip galima bus pasižiūrėti, pabandysiu kažką, bet kitas video bus tikrai įdomus, nes mes būsim antroje jūroje. Ir antroje jūroje aš paprašysiu savo draugą, kad man padėtų ir mes darysime laitę vidų, nes jis turi būdą vidų ir dar blade, žinokite. Tai jam bus labai gerai ir turi max levelį. Bet aš turiu, aišku, leopardą ant 300 masterį max levelį, tai žodžiu dar geriau. Turiu dar didesnį dėnytą, bet ne... ne į šitą Blox Fruitą, bet į Robloxą turiu didesnį donatą, nes daug kartų donatinu, žinokite, žiauriai. Daug kartų donatinu, nes norėjau nes norėjau tai skino, tai ir kažką jailbreak'į norėjau nupirkti. Dar nupirkau ten kažkoks criminal ar koks ten boss. Žodžiu, boss paką kažkoks ten buvo. Tai va, žodžiu, jį nupirkau ir nežaidžiu aš tą jailbreaką. Aišku, mano draugui biškį daugiau donatina. Net 200 robuxų, bet tas pats. Tai, žodžiu, šitas video bus nelabai įdomus. Atidarysim bossą, parodysiu, kaip jį bus lengvai nužudyti ir tada baigsim. Bet tik tais fruitą nupirksim. Jo, ir manau skiną aš vėl geresnį darysiu, keisiu jį, biškutį jį reikės pakeisti, nes vis tiek tai nėra idealas, man reikia jį padaryti taip, kad jis būtų idealas, tiesiog idealisnis, būtų geras, fainas, nes tai dar nėra viskas gera, tai dar nėra faina. Tai dar yra tiesiog kažkoks skinas, nemokamas už to. Ir viską iš čia gavau, viskas yra nemokamai, nei cento man nekainavo. Tai žodžiu, donatinsim čia, tai kas gav šitą akantą, jiem labai pasiseks, nes jis jau turės akantą, kur yra donatas. Ir bus jam labai faina. Va. Pirksiu 1000 robuxų, tai žodžiu, va, viskas, jau galime varyti bossą, bet jo, šį video bus žiauriai trumpas, žinokite, žiauriai trumpas, nes 20 minučių aš tokį ištrensiu ir jisai kažkur, ten 15 minučių PvZ, kažkiek, tai va, tai bus, žodžiu, žiauriai neįdomus, čia kažkas jį matyti jau žudė, nes jis antroje stadijoje yra. Tai žodžiu, va, tiesiog tai padarot, atsistojat ir pradedat žudyti. Jie. Va, jis jau. Nu va, jis, aišku, čia biški yra dalykų, kada jis tas nužudo, bet reikia stengtis kuo mažiau to daryti, kad jis galėtų tave nužudyti. Viskas? Aš supratau, draugai, jau jį kažkas žudė. Nu, žodžiu, jūs supratote, kaip jį reikia žudyti? Tai va, kur aš čia esu? Esu už Mariną? Jo, aš už Marinus netyčia užėjau.
Kam. Nes į kitą serverį variau. Žodžiu, tyčia už Marinos užėjau. Tas pats. Žodžiu, varysime dabar fruitą pirkti ir viskas. Taip, kur yra čia išėjimas? Kur yra išėjimas? Kur? Vyras yra išėjimas. Ten tikriausiai. Ne čia. Nu, žodžiu, resetinamės tiesiog. Va, tai padarome, bus geriau. Viskas. Ir dabar galime varyti tiesiai džiunglės. Jo, video bus žiauriai tikriausiai neįdomus. Nu, nemanau, kad bus žiauriai neįdomus. Atsiprašau, ką tik buvau padaręs. Bet bus šiaip nelabai įdomus, bet užtat manau, kad tiesiog nefilmuosiu, kad tai bus kaip parodymas, kad manęs vėl nebus 4 dienas, nes aš farminsiu iki 2 jūros levelį, man 300 reikės farminti. Tai bus kaip keli video, taigi žodžiu bandom, žiūrim. Spaikas, vėl man spaikas iškrito. Žodžiu, dedam į storą. Atsiprašau, labai nenorėjau. Taigi valkas pas mane kol kas yra ir viskas, draugai. Mes baigėme šį video. Taip, kam buvo įdomu, tai galite būtinai pasidarykite laiką ir jeigu nebuvo įdomu, tiesiog pasidykite laiką, parašykite savo komentarus, nes 3 komentarai su savo nikneimu ir iš ten bus starter pakas, nepamirškite. Taigi, žodžiu, ir mano video baigėsi, tai ir visiems ate, draugai.